Rytoj minėsime sausio 13 dieną. Prisiminsim tos nakties įvykius, prisiminsim už mūsų laisvę žuvusius žmonės. Aš 1991 metais dar nebuvau gimęs, todėl tą dieną galiu prisiminti tik tais iš vyresnių žmonių pasakojimų, nuotraukų ir LRT mediatekoje esančių dokumentinių istorijų apie tos žmonės, kurie žuvo tą naktį, apie jų gyvenimus ir kas įvyko tenais. Ir aš prisimindamas ir žiūrėdamas, kadangi pats tenais nebuvau, visą laiką keliu savo klausimą, kur aš būčiau tą naktį? Ar aš būčiau užsidaręs namuose, ar būčiau stovėjęs prie televizijos bokšto? O gal mane būtų sulaikę artimieji namuose ir įtikinę neiti iš namų? Ir kaip aš reaguočiau į mane atsisukantį tanką? Šitie klausimai manęs laukia rytoj. O šiandien mes atsigręšim ne į Lietuvos, bet į bažnyčios istoriją ir pasidarysim po pasaulyje gyvenančių krikščionių gyvenimus. Ir tas gyvenimas taip pat kartais kruvinas, kartais baugus ir verčiantis savęs klausti, ką aš daryčiau, jeigu tikėti būtų nepatogu. Ką aš daryčiau, jeigu tikėjimas man neleistų susirasti darbo arba gauti išsilavinimo? Jeigu dėl tikėjimo patirčiau fizinį smurtą, kalėjimą ar net mirtį? Kaip atrodytų mano tikėjimas ir mano išpažinimas tokiomis aplinkybėmis? Šio ryto tekstas verčia mus mąstyti apie tai, užduoti savo šitus klausimus. Atsiverskit kartu su manimi Mato 10 skyrių. Mato 10 skyrius, skaitysime nuo 16 eilutės. Štai aš siunčiu jūs kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrus kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai. Saugokite žmonių, nes jie įskųs jūs teismams ir plaks savo sinagogose. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdytojus ir karalius liudyti jiems ir pagonims. Kai jie jūs įskūs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Nes ne jūs kalbėsite, o jūsų tėvo dvasia kalbės per jūs. Brolis išduos mirti brolį ir tėvas sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Kai jūs persekios viename mieste, bėkite į kitą. Iš tiesų sakau jums, dar nebūsite išvaikščioję Izraelio miestų, kai ateis žmogaus sūnus. Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, nei tarnas už šeimininką. Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarnas šeimininkui. Jei namų šeimininką jie praminė Belzebulu, tai ką kalbėti apie namiškius? Tai buvo Viešpaties žodis. Kitais žodžiais Jėzus nori savo mokiniams pasakyti, jog bus laikas, jeigu seksit manimi, kai reikės rinktis. Ir jo instrukcijos šitoje vietoje aiškios. Jeigu reikia rinktis tarp gyvenimo ir mirties, rinkis gyvenimą. Bet jeigu reikia rinktis tarp gyvenimo ir Jėzaus, rinkis Jėzų. Įdomu, kaip mokiniai, klausydami šitų instrukcijų, reagavo jas. Buvo kiek sutrikę, pradėjo žvalgytis vienas į kitą. Neseniai Jėzus prieš tai jiems sakė, jog
pašaukė juos tarnauti, savo 12 apaštalų, ir davė jiems jėgą, valdžią skelbti jo žodį, taip, kad žmonės įtikėtų ir atgailautų. Davė valdžią jiems gydyti ligas, išvarinėti demonus, prikelinėti numirusius. Bet kas girdėdamas tokius Jėzaus žodžius būtų maksimaliai džiaugsmingas ir užsidegęs. Jaunatviškas maksimalizmas tuo metu buvo aukščiausiam pike. Ir tada Jėzus šiek tiek pakoreguoja lūkesčius. Taip jis nepaneigė, kad tai, ką jis atėjo padaryti ir ką jie tęs, pakeis pasaulį, bet jis parodo, ko tai iš jų pareikalaus ir kaip tai atrodys. Jėzus sako šitoje vietoje, nesitikėkit, kad jūs pasitiks išskėstomis rankomis. Taip, yra žmonių, kurie laukia Evangelijos ir kurie pasiruošia ją priimti, bet yra tokių, kurie jau dabar jos nekenčia. Kai pasirenki sekti manimi, kokio gyvenimo tu tikiesi? Jeigu mane jie vadina Belzebulu, kas yra demonų valdovas, piktadarys didžiausias, tai kaip jie jūs vadins? Jūsgi norite gyventi taip, kaip aš gyvenu. Jūs norite eiti tuo keliu, kur aš einu. Nesitikėkit nieko daugiau, nei mažiau. Ką seki, ten ir eini. Ką seki, ten ir nueisi. Kaipgi būti krikščionių tokiam pavojingam pasaulyje? Jėzus sako, jeigu reikia rinktis tarp gyvenimo ir mirties, rinkis gyvenimą. Todėl čia ir parašyta, Jėzus kviečia savo mokytis nebūti naiviems. Sako, būkit gudrus kaip žalčiai. Žinokit, kad pasaulyje yra visokių žmonių. Žinokit, kad jums gali atsitikti įvairių dalykų. Ir gudrus kaip žaltys žmogus žino, kada skelbti, kur skelbti, kada atsitraukti, o kada vėl sugrįžti. Taip pat jis sako, jūs persikė vienam mieste, bėkite į kitą. Rinkitės gyvenimą. Bet kartu, jisai sako, jums reikia būti ir neklastingams kaip balandžiams. Kai patiri persikėjimą, neapykantą, tau norisi natūraliai atsakyti tuo pačiu. Bet kvietimas būti neklastingu kaip balandžiu, tai tu tarnauji žmonėms, gyveni savo krikščionišką gyvenimą ir neturi prieš juos jokio nusistatymo. Neturi paslėpto kėslo, nekaupi savyje pagiežos ar pykčio. Štai ką šaukia Jėzus savo mokinius. Ir kitas dalykas, Jėzus sako, jeigu reikia rinktis tarp gyvenimo ir Jėzaus, rinkis Jėzų. Jisai sako, siunčiu jūs kaip avis tarp vilkų. Jeigu mes sustosim šiek tiek ir įsivaizduosim šitą vaizdą, vilką tarp avių mes lengvai galim įsivaizduoti. Ten geriausia vieta, kuris gali būti. Jis susideda avies kailį, įsėlina, mes esame matę filmukų ir jis nusiema ir štai, jisai čia. Bet Jėzus duoda atvirkščią vaizdinį. Avis tarp vilkų. Tai skamba kaip mirties nuosprendis. Taip skamba kaip kvietimas į mirtį. Ir Jėzus paskui paaiškina, ką jis turi omeny su šitu kvietimu. Jūs būsite suimami, plakami, teisiami. Ir galiausiai kai kurie iš jūsų ragaus mirtį. Bet Jėzus sako, rinkitės mane, nes tas, kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. Šitoj vietoje jūs neturit pasirinkimo. Įdomu, ką galvoja mokiniai klausydami šitų instrukcijų. Jėzau, ar tikrai taip gali būti baisu? Tu
Tu juk gali nugalėti mirtį, tu mums davėjai valdžią prikelti žmonės. Ką mes šiandien, skaitydami šitus žodžius, galvojam? Ar Jėzus šiek tiek perlenkė lazdą šito vietoj? Sutirštino spalvas mums kaip Lietuvoje tikintiems ir gyvenantiems. Ar jisai neperspaudė šito vietoj? Ne. Deja, ne. Ir praktiškai kiekvienas iš tų 12 apaštalų, tos 12 vardų, kuriuos girdėjot praeitą savaitę, ir susipažinom ir pažiūrėjom šiek tiek jų gyvenimas, kiekvienas galėjo įsitikinti, jog šitie žodžiai Jėzaus nebuvo tik tais teorinis perspėjimas. Vienas iš 12 nusižudė pats, kadangi išdavė Jėzų. Kiti 11 jo ištikimai sekė iki pat galo. Ir 10 iš jų buvo nužudyti už savo tikėjimą. Ir šitas faktas gal šiek tiek nuvalkėtas yra ir kai aš jį sakau, ar mes kažką jaučiam, greičiausiai ne, tai buvo labai senai ir mes tai žinom kaip tiesiog tokį dalyką. Bet jeigu tu sustoji ir pagalvoji, kad iš 11 apaštalų, kurie nuoširdžiai ištikimai jį sekė, 10 buvo nužudyti už tikėjimą. Ir tik vienas Jonas mirė savo mirtimi. Ir tai nebuvo tik jų likimas. Ir šitie žodžiai nebuvo skirti tik apaštalams, tuo metu ir toj vietoj. Po 100 metų nuo šitos Evangelijos užrašymo Smirnos mieste, kuris dabar yra Turkijoje, buvo įtikėję nemažai žmonių, buvo kelios bažnytėlės ir jas turėjo savo pastorių, vyresnį. Jis buvo vardu Polikarpas. Tai jau buvo pagyvenęs žmogus ir vienu metu Roma pradėjo ypatingai jį persekioti, ieškoti, norėdami nuteisti. Bažnyčia, norėdama jį apsaugoti, perkelė iš miesto į užmiestį, į namą, kuriem kažkas turėjo, į sodą. Ir jis tai tenai slėpėsi. Bet jo vieta buvo išduota. Kažkas, kas žinojo, kad jis yra tenais, iš artimų rato išdavė, kur jis yra. Ir vieną dieną Romos kariškiai pabeldė į jo duris ir užrašyta netikėtina istorija. Jis jas atidarė, jis juos pasitiko, jis juos pasveikino, jis juos pasodino už stalo ir pamaitino. Jie buvo šokiruoti ir nustebę. Ir tada jisai paprašė jų paskutinį kartą ramiai pasimelsti. Ir jis sakė, istorija sako, paprašė valandos, bet užtruko 2. Meldėsi už bažnyčią, už kiekvieną sutikti žmogų, kad nors gyvenime. Paskui jis buvo užsodintas ant asilo ir nugabentas į miestą. Ir ten jo laukia daug atkalbinėjimų. Jis sutikęs kareivių viršininkas, dar prieš einant į stadioną, kur vykdavo egzekucija, sako, Polikarpai, ką tu darai? Ką tu savo galvoji? Kokia žala tau pasakyti, jog Ciesorius yra viešpats, paaukoti ten šventykloje, padaryti, ko jie prašys ir išeiti laisvam. Kokia tau žala tai padaryti? Polikarpas sako, aš neturiu jokios intencijos daryti tai, ką tu man sakai. Tai labai supykdė viršininką ir jis pradėjo jį talžyti. Paskui nuvedė pas ciesorių, pas valdytoją Smirnos miesto ir buvo pilna žmonių, pagonis, žiūrėjo į šitą teismą ir egzekuciją. Ir valdytojas klausė, ar tu Polikarpas? Ir jis atsakė, aš. Duok priesaiką ir aš tave paleisiu. Prakeik Jėzaus Kristaus vardą. Polikarpas ramiai atsakė, 86 metus aš ištikimai tarnauju mūsų viešpačiui. Jėzus man nieko blogo nepadarė. Kodėl aš turėčiau pikžodžiauti prieš karalių, kuris mane išgelbėjo? Toliau jis spaudė valdytoją, sako, prisiek Ciesoriaus šventa dvasia. Polikarpas jam atsakė, tu labai klysti, manydamas, kad aš darysiu tai, ką tu sakai. Ar tu negirdi,
aš krikščionis. Jeigu nori, aš tau galiu papasakoti apie krikščionišką doktriną. Pasakyk laiką ir vietą ir susitikim ir pakalbėkim. Grasinamės žvėrimis, Polikarpas nebuvo sužavėtas. O grasinamės ugnimi atsakė. Ugnis, apie kurią tu kalbi, dega labai trumpą laiką, o paskui yra užgesinama. Akivaizdu, kad tu nežinai apie ugnį, kuri niekada negesta ir yra skirta bedieviams. Ko tu lauki? Daryk kaip išmanai. Ir tai buvo vieni iš paskutinių jo žodžių. Ir tai nėra vienas atvejis, jis buvo tik vienas iš daugelio. Knygos apie šios mūsų brolius ir sesės yra rašomos, kuriems šie žodžiai buvo tokie aktualūs ir šita Jėzaus instrukcija buvo aiški kaip diena. Ir tai vyksta ne tik tais praeityje, bet tai vyksta šiandien, dabar, iš toj žemė, kurioje mes gyvenam. Mūsų broliai sesės susiduria su tuo. Šiaurės Korėjai prieš kelis metus pas vieną vyrą ir žmoną buvo rasta namuose Biblija. Tiesiog rasta Biblija ir už tai jie buvo išsiųsti į darbo stovyklą. Bausmės trukmė iki gyvos galvos. Jis susisiekė su jais misionierių organizacija ir jie papasakojo savo istoriją ir savo kasdienybę, kaip jie gyvena tenais dabar. Kiekvieną dieną jie turi atlikti paskirtus darbus, surinkti tam tikrą grūdų kiekį, atnešti jį, o kai turi laisvo laiko, jie bėga į mišką ir renka grybus ir uogas. Nes tiesiog porcijos per mažos, kad išgyventi. O naktį jie ir keli kaimelio tos darbo stovyklos gyventojai susirenka vienam kambarį, užsidengia paklodėm langus, užsidega žvakę ir atsiverčia uždraustą knygą. Ar tai vyksta pas mus, čia, Lietuvoje? Praeitį, sovietmečių, taip. Dabar, vargu, mes nebent galim paragauti to šešėlį, pajausti mažą prieskonį, dvelgtelėjimą. Man didžiausias šitoj srity tekęs išbandymas buvo vaikystėje. Aš atsimenu, supausi ant supinių ir prie manęs pradėjo kabinėtis kiemo draugai, nes jie žinojo, kad aš esu tikintis ir jie manęs to klausinėjo. Jie šaipėsi iš manęs dėl to ir sakė, jeigu Dievas tikras, tegul jis trenkia dabar žaibą čia. Ir tada sako, va, nieko neįvyko. Ir aš atsimenu, labai apsiverkiau tada. Ir atsimenu tai iki šitos dienos. Mums nebent yra tekęs labai mažas išbandymo šitoj srity. Kai įsikūrė mūsų bažnyčia, vyresniai gal pamena tą laiką ir pamena šmeižtą ir persekiojimus labiau, kai buvo kalbama tiesa ir melas apie mūsų bažnyčią, ėjo per žiniasklaidą, vyniojama su purvais, vadinama sekta, nepasiaiškinus nieko apie tai. Gal kai kurie iš jūsų patyrė tai savo šeimoje, kai jūs atėjot ir papasakojot savo tėvams, jog įtikėjau ir tikėjotės jų džiaugsmingo šūksnio, nes jūs buvot ką tik išgelbėtas. Bet jūs pasitiko ne tik skeptiškas žvilgsnis, bet labai piktas, grasinamas išvaryti iš namų, o gal kažkam net teko ir išsikraustyti. Galbūt teko išgyventi įtampas dėl vestuvių, nes jūs ne tai, kad neišeinat iš tos sektos, jūs joje dar ir tuokėtės. Galbūt atšalo santykiai dėl to. Įdomus dalykas, kad tai vyko ne tik tais vyresniai kartai, bet tai vyksta ir dabar. Jaunuoliai, kurie įtiki ne iš bažnyčios rato, kai paskambina tėvams pasakyti, kad jie krikštysis, būna gauna barti. Mūsų bažnyčios rate yra žmonių,
kuriems tėvai draudžia vaikščioti į grupeles ir į bažnyčią, kai sužinoja, kad jis tai daro. Jūs pamenat, buvo atvykę lapkričio mėnesį misionieriai ir stovėjo čia ir pasakojo jiems. Aš kalbėjau su jais automobilyje ir jie kiekvienas turėjo istoriją, kaip jų tarnavime paauglys buvo išvarytas iš namų ir jam teko gyventi pas tuos misionierius ilgesnį ar trumpesnį laiką. Kiekvienas iš jų turi tokią istoriją. Ir tai vyksta tai dabar Europoje. Kas gali sakyti šitus žodžius, kuriuos mes šiandien skaitėme? Kas gali prašyti žmogaus būti gyvu padegtu? Kas gali reikalauti praleisti visą likusį gyvenimą darbo stovykloje, badaujant? Kas gali įsakyti pasirinkti jį, o ne tėvus ir ne artimus žmonės? Jėzus nėra karo generolas, kuris sėdi savo šiltame kambaryje už stalo ir stumdo ant žemėlapio šaškės. Jėzus eina pirmuose fronto linijose. Ši vieta, kas yra užrašyta čia, nėra tik tais teorinė instrukcija apie pamąstymus, kas bus ateityje. Visa tai, kas užrašyta, yra asmeniniai Jėzaus išgyvenimai. Jisai sako šitus žodžius kaip lyderis, kuris pats juos įgyvendina. Jis buvo nekenčiamas, jis buvo persekiojimas ir jam buvo pikžodžiaujama. Jį bandė užmėtyti akmenimis ir jam teko kraustytis ir keliauti į kitą miestą. Jėzus buvo išduotas savo mokiniu, kai atvedė pas jį karius ir jį pabučiavo. Jėzus buvo vedamas pas valdytojus liudyti, jis buvo plakamas. Ir Jėzus nesirūpino, ką tą valandą sakys. Nežinojo, kad Tėvo dvasia jam tai apreikš. Ir tai visų pirma, Tėvas Jėzų pasiuntė į žemę, kaip tą avį tarp vilkų. Jėzus yra avinėlis, kuris nesipriešino, kuris atėjo, kuris buvo paaukotas už mūsų nuodėmes. Jisai neprašo mūsų nieko daugiau, negu pats yra padaręs. Ir jisai prašo to, ir jisai pats tai daro, nes nebuvo jokio kito kelio, kaip sutaikinti žmonės su Dievu. Ir jisai puikiai žino, ko jis mūsų prašo. Ir jis turi pilną teisę mūsų to prašyti ir mūsų reikalauti atiduoti jam savo gyvenimus ir savo gyvybę. Jeigu jis yra Dievas, kiekvienas jo prašymas, kiekvienas jo troškimas mums yra šventas, mums yra priimtinas. Ir mes galim pasitikėti, kad yra teisingas. Nes Jėzus šitoje vietoje nesako, bandykite išlaikyti tikėjimą iki savo gyvenimo pabaigos, bandykite išlaikyti iki galo sunkiose momentuose, bet jeigu nepavyks nieko tokio. Ne, jis sako, taip kaip aš gyvenau, dabar jūs turite gyventi. Būkite ištikimi man, kaip aš jums buvau ištikimas. Jis yra Dievas, jis yra viešpats, jis gali sakyti mums, ką tik panorėjęs. Šie žodžiai gali skambėti bauginančiai ir sunkiai. Ir Jėzus kartu su jais siūlo ir paguodą. Ir viltį juose. Jisai sako, aš jūs siunčiu kaip avis tarp vilkų. Dėl to aš būsiu su jumis. Dėl to ten, kur jūs keliaujate, aš žinau. Ir ta vieta, kur tu esi, ten aš tave ir pastačiau. Nebejok tuo. Ir kai sako, nesirūpinkit, ką kalbėsit, nes Tėvo dvasia bus su jumis. Jisai pažada, jog šventoji dvasia mūsų niekada nepaliks. Jog jinai ne tik padės mums kalbėti, bet suteiks ramybę
išmėginimus išlaikyti jėgų, viską, ko mums reikia, tą akimirką. Ir jis taip pat sako, kad jisai ateis. Sako, žmogaus sūnus ateis. Dar nebūsite išvaikščioję visų miestų. Mums tai šita vieta tai tiesiog priminimas apie tai, kad Jėzus galiausiai ateis ir ištaisys visą neteisybę, kuri vyksta šitoj žemėje. Ir daug yra diskutuojama apie šitą vietą, bet aš manau, kad jinai labai praktiškai ir paprastai skamba tiems mokiniams. Jinai skirta šitai misijai, 23 eilutėje užrašyta. Jėzus kartais sakydavo, jūs pamatysite, kad ateinantį žmogaus sūnų savo šlovėje, ateinančią dangaus karalystę. Ir jis turėdavo omeny kažką, kas įvyks po keletos dienų, ar savaitės, ar mėnesio. Ir šitoje vietoje Jėzus, ką sako mokiniams, nebūs dar išvaikščioję visų miestų, kai ateis žmogaus sūnus. Jis kalba tai, kad jūs eikit į tuos miestus, kuriuos jums paskyriau, o aš einu paskui jūsų. Ir aš ateisiu greitai tenais. Ir mes tai matome 11 skyriaus 1 eilutėje, kad baigęs nurodymus, jis išsiuntė mokinius ir pats išėjo tarnauti į miestus. Dabar, gyvendami Lietuvoje, 21 amžiuje, esam saugus. Ir mūsų patirtis neprilygsta tai, kas vyko praeitį, tai, kas čia užrašyta, ar vyksta kitose šalyse. Mes galim tik šiek tiek pajusti tai. Ir mes meldžiamės Dievui savo maldose. Dieve, dėkojam tau, kad galim būti laisvi ir nesam persekiojami. Ir tai gera malda. Tai yra gerai, kaip yra su mumis ir mūsų situacija patinka Dievui. Jisai ir sako, Biblijoje užrašyta, melskitės, kad galėtume tyliai ir ramiai gyventi visokiojopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Bet šitos istorijos, mūsų bažnyčios istorija, tai kas vyksta dabar pasaulyje, mane verčia užduoti savo klausimą. Kaip man panaudoti šitą Dievo dovaną, kuris mums davė, šitą ramybės laiką. Neseniai buvo mano gimtadienis, gruodžio mėnesį, ir mane sveikino tėvai, uošviai, seneliai, ir spaudė ranką, apkabino ir dar davė štai tokį daiktą. Ir šita dovana, kuo jinai ypatinga, kad jinai užduoda klausimą. Šitai dovanai reikia tavo paties indėlio. Ką tu su ją darysi? Ir aš įsidedu ją į kišenę ir man dega kišenė. Ką man daryti? Ko aš noriu? Ko man reikia? Ir šitas ramybės laikas, kurį mes turime iš Viešpaties, tai, kad mes gyvenam dabar Lietuvoje, tai turi užduoti mums degantį klausimą. Ką mums dabar daryti su šitų ramybės laiku? Kaip gyventi, kai gali tiesiog išeiti iš bažnyčios sienų ir laisvai eiti ir skelbti Evangeliją ir tau nieko nebus? Ir užduoti klausimą, ar ilgai šitas ramybės laikas tęsis? Grįžtant prie pradžio užduoto klausimo, kur aš dėčiaus, jeigu gyventi būtų pavojinga, rizikinga gyvybei. Abiturientai, studentai, o ir 11-okai dabar ruošiasi egzaminams ir masto, kokį pažymį iš jų gaus, išlaikys ar ne. Ir jiems ruošiasi. Yra būdas sužinoti, kaip tau seksis egzaminė jau šiandien. Parodyk man savo pažymius, savo bandomojo egzamino rezultatus. Patirinėkime, ar gali paaiškinti tą dalyką savo klasiokui ir padaryti jam namų darbus. Ir žinoma, tai ne visą laiką atspindės galutinį rezultatą, bet jeigu tu neišlaikai nei vieno bandomojo, tai prezidentas tikrai tau nespaus rankos už 500.
kaip aš elčiausi tokią dieną, kaip man sekasi šiandien. Kaip man sekasi mažesnius dalykus negu gyvybę atiduoti į viešpaties rankas. Kaip man sekasi pavesti jam savo gyvenimą, savo mintis, savo santykius, savo darbą, savo svajonę, savo troškimus. Ar Jėzus turi teisę į viską mano gyvenime? Ar pasitikiu, kad jeigu pilnai jam atsiduosiu, jis neprašvaistys jo? Jei patikiu jam savo gyvenimą, patikėsiu ir savo gyvybę. O jis jau pasirūpins, kad nei vienas iš jo mažutėlių nepražūtų. Jis apgaubs jo savo šventą dvasią, jis duos jėgų ir malonės stovėti toj akimirkoj. Jis mus išlaikys. Jeigu reikia rinktis tarp gyvenimo ir mirties, rinkis gyvenimą. Jeigu reikia rinktis tarp gyvenimo ir Jėzaus, rinkis Jėzų. Pakilkime maldai. Jėzau, mes tave aukštinam, mes tave garbinam, nes tu atėjai viešpate kaip avis tarp vilkų, nes tu esi viešpate tas savinėlis. Viešpate, tu pasiaukoji dėl mūsų, Dievas tapo žmogumi. Tu mus viešpate išgelbėjai ir mes galim tik žavėtis viešpate, kad šitas tekstas yra apie tave. Dieve, mes šlovinam tave, atiduodam tau savo širdies gyrių ir atiduodam tau savo gyvenimus. Jėzus Kristaus vardu.